Palauk, dar kamera atėjo. Jūsgi dabar kolegos? Ne. Suprasti. Taip, mes kolegos. Jo. Aš tai reikia. Kolega, už ką išmetė? Tai jo, visi tėvai, jo. Kryžius pirmas klausinės, o tai... Jo. Ką ten po blogo? Palauk, dar ne visas. Jėzu, nemoka jų mygtuko. Mokas, pirmą dieną darbę, ar kas? Paspaus šitą enter arba start. Klausimas. Tai už ką išmetė? Tai išmetė, kad teisėjas pradėjo sakyti aiškius dalykus, kurių nėra ir nebuvo ir yra vaizdo medžiaga. Aš paprieštaravau, sako, tu agitavai blokuoti 6 išėjimus iš Seimo. Nu, aš to nesakiau. Ta prasme, tai kažkas kitas tai sakė, man pačio. Aš pasakiau, kad yra 6 išėjimai iš Seimo. O teisėjas sako, agitavo blokuoti išėjimus. Nu, tai ir aš apšmėžė patį, iš esmės jis tave apšmėžė. Tai jisai už tai, kad aš paprieštaravau, nu tai pripažino, kad čia tvarkos pažeidimas ir išmetė iš to, liepė išeiti. Nu, tai. Antano, šiaip kokie yra įrodymai, kad pats kažką ten blogo pridirbai? Tai visi įrodymai vaizdo medžiaga visa yra. Mano vienintelis blogas darbas, tai jeigu taip, kad ėjau per pėsčiųjų perėją. Nu va, per pėsčiųjų perėją ėjai. Agitavau ir aiškina, kad aš tokiu būdu sustabdžiau autobusą ir jam išdaužė langus. Bet vaizdo medžiagoje matosi, kad autobuso langai jau buvo visi išdaužyti. Nu čia tas pats, kas antrą kartą užmuš lavoną. Nu turbūt nelabai. Bet taip, palauk, bet ėjimas per pėsčiųjų perėją užtraukė 4 metus kalėjimo, Nu, tai pagal kurį čia kodeksą. Nu čia turbūt teks perrašyti kelių eismo taisyklės. Jeigu eini per perėją, o jeigu eini ne per perėją, gauni 15 ar 10 eurų baudą. Tai yra pigiau ne per perėją, pagal šią logiką. Prieš posėdį sakėt, kad būtų geriau, kad skirtų bausmę, ar ne? Tai taip, aš sakiau, kad mane domina vienintelė, tik tai net ir 1 euro bausmė yra netinkama. Tai čia viskas gerai, kad jie čia tą pripažino, dabar net ir recidivistas pasidariau, dabar anot jų turbūt šiandien reiktų tą dieną įrašyti į rekordų knygą Lietuvos, nes turbūt per vieną dieną tiek recidivistų Lietuvoje dar nebuvo atsiradę, tai jau savotiškas rekordas, reikia kreiptis į agentūrą faktum, kad užregistruotų. Tai aš labai norėjau, nes vaizdo medžiaga neperžiūrėta, savo baigiamoje kalboje apie 20 procesinių pažeidimų aš įvardinau, savo baigiamą kalbą derinau su advokatu. Tai nieks aplinkybės tos ir nepasikeitė. Tai aš labai noriu, kad būtų apeliacija šitos bylos ir gal tenai peržiūrėsim vaizdo medžiagą, kur privaloma tą padaryti, teismas pažeidė įstatymą, bet teismas apie savo įstatymo pažeidimus kažkaip labai nenori. Bet pats teisėjas dabar pasako, jisai komentavo, tarkim, savo nuosprendį ir pasakė, kad pats per megafoną ten kvietė žmonės į mitingą ir dar kažkaip tiesiog įrodė per Facebooką, ar ne? Tai yra, prasme, koks įstatymas draudžia tai daryti? Tai apie tai ir kalba, kad galų gale buvogi visai kitaip, ašgi nesmurtauti ar ne dar kažką ir agitavau. Tai, vėlgi po to pasakė irgi, aš paraginau žmonės pranešti, ką numato susirinkimų įstatymas, pranešti, kad iki 15 žmonių, pranešti savivaldybei, kad samburis iki 15 žmonių. Teisėjas vėlgi vardino, kad tai yra neteisėtas dalykas. Tai susirinkimų įstatymė parašyta šitas dalykas kaip galima, dabar jau beje nėra, bet tada buvo galima, bet ano teisėjo jis jau padarė, kad negalima. Tai čia teisėjai leidžia savo įstatymus perrašinėti ir daryti, ką nori. Tai visą tą bylą jūs matėt, stebėjo, kaip jinai tęsės, kaip jinai buvo ir ką čia... Tai koks tikslas yra, tarkim, dabar, to tie visi žmogeliai nuteisti dabar, čia koks tikslas yra šito teismo, čia tiesiog išgąsdinti? Šitas klausimas ne man, aš tik tai galiu... Nu, kaip pas savo nuomonę, galiu pasakyti. Visus ieškinius patenkino, visas sumas pilnai priteisė. Daugiau į mitingus nieks nevaikščios, aš taip suprantu. Kad nevaikščiotų nieks į mitingų. Vieninteliam, kuriam galima daryti mitingus, tai liks Tapinas, LGBT visą tokią darytę, šitiem bus galima. Ir viskas. Tai čia tik tai taip. O čia yra tikslas pagąsdinti, bet gerai, einam dar kad ateisit, gal kokie rinkimai prasidės, žiūrėkit, kiek reklamos bus, aš visada į viską pozityviai. Jeigu žinot, tas stiklinė, kaip pusė būna vandens, kokia jinai yra? Pusiau pilna. Aš visada matau puspilnę. Tai matėk.
Šaunuolis, nu tai klausyk. Karmą net pasakiau. Tik Tai pasakyk apie tik man karmą. paskelbė nuosprendį, 2 minutės praėjo ir ten nukrito. Nukrito. Dievas dirba greitai. Aš nespėjau savo video įrašyti jau savo žiūrovam, dar nespėjau nufilmuoti, pasakyti, jau čia žiūriu lakstau, čia judesys jau ta krito. Nu ne taip lengva žmonės į kalėjimą kišti. Kreiptis jau tie dirba. Tai aišku, taip sveikatos tai niekam nelinkiu čia. Prie ko, nu jei davė nurodymą, tai teisėjai, čia mano nuomonė, jinai įvykdė. Kaip ten tie, kurie žydus vedė į kameras, irgi sakė, čia mes dirbame savo darbą. Bet vis tiek jūs pakabino, tai tuos visus pakabino. Tai čia viską pozityviai. Klausyk.